kažką pasiūlytų įdomaus irgi reikėtų mėginti. Pildėm tuščias, griovėm senas pilnas. Mes pradininkai. Prieš tai dar to nebūdavo, būdavo klaidos, nusiunčia ne ten tą detalę. Bendras yra 9 žmonės. 3 kartai lėčiau viskas vyksta. Iš vienos vietos taip permėtai viską į vieną pusę, tada nerandai vėl permėti atgal. Dabar parsiduoda smulkmenos, kurias anksčiau mes išspręsdavom. Buvo sunkiausia priprast prie to lėtumo. Galim pasižiūrėti, kada įkelta pirma detalė. 2018 metais rugsėjo 20 dieną praktiškai prasidėjo. Tiesiog atvažiavo Justelis. Sako, darom, yra taip ir taip. Ir pradėjom daryti. Aišku, tokių tempų kaip dabar nebūdavo. Ta prasme, nesėdėjo tikrai 3 fotografai ir nefotografuodavo kažko ir nedėliodavo. Nes pradžiai pats, kol viską pradžią padariau, pats bandžiau daryti viską, žiūrėti, kas kaip gaunas. Po to žiūriu, kad nebespėjau, tada prasidėjo samdyti žmonės, fotografuoti detalės pradėjom, viską griovėm, viską betonavom, statėm lentynas iš naujo, pildėm tuščias, griovėm senas pilnas, visą sandėlį praktiškai persitvarkėm dabar, kaip mums atrodo geriausiai, nors kaip iš tikrųjų yra nieks neaišku. Technologijos eina į priekį. Ir visur ir matom ir elektroninės parduotuvės kuriasi masiškai patys ir jau anksčiau per kitos daiktus ar ten buitinius iš tų elektroninių parduotuvių reiškia. Tai niekur nedings tas reikalas, tas verslas irgi persikels į tą elektroninę prekybą. Tai tiesiog mėginti ir reikia mėginti. Dabar kažką pasiūlytų įdomaus irgi reikėtų mėginti. Pusmetis gal mes tik buvom pradėję tą verslą, susipažinti su juo. O atvažiavo Ovoko ir jie irgi, sako, mes irgi kažką mėginam daryti. Tai gal nori būti partneriai, kolegos ir mėginam. Ten vieni iš pirmųjų mes irgi tada šokom į traukinį ir pirmin. Mes realiai nuo pat pradžių, jo atsidarimo jau dirbam. Mes pradininkai. tą sistemą ir kūrėm realiai. Nes viskas buvo tik testuojama pradžioje, viskas tik su mūsų, nes daugiau niekas dar nesikėlė tuo momentu detalių. Tų programų daug yra, bet šita programa turi būti pritaikyta būtent demontuotojams, automobilizmui. Netinka paprasta sandėlio programa, nes turi būti ir dalių pavadinimai ir taip toliau. Tai mes pradėjom, pradžia buvo 2015 ir iki šiol suvedinėjom, o su Ovoko pradėjom 2 metai dirbti. Tai rr.lt yra, tai žinojom, bet dėl pardavimų rekomendavo, sakykime, pažįstami. Tai ir pabandėme. Uzņēmums Audox Group savu darbību sāka. Įmonė Audox Group savo veiklą pradėjo prieš 2 metus. Nuo pat pradžių buvome apsisprendę skaitmenizuoti savo dalis, todėl iškart ir pradėjome dirbti su Ovoko rr.lt. Pati skaitmenizavimo idėja man nebuvo naujovė. Apie ją išgirdau iš vieno bičiulio, dirbančio šioje srityje. Taip nuosekliai ir įgyvendinam savo planus. Iepazīstinājām viens ļoti labs nozares kolēģis, un tā mēs arī sākām realizēt savu ideju. Aš sistemoje esu apie 20 metų. Turėjau savo programas, sukūręs, patys darėm, patys sukūrėm ir aš tas sistemas jau turėjau senai. Aš žinojau, kad turiu tą detalę, su tokiu ten numeriu, su ten tokiu, bet nebuvo nuotraukos ir nebuvo saugyklos. Tai kai atėjo Lukas, tai man žymiai išsprendė tą detalės saugyklos sukūrimą. Jie važiavo ne vieną kartą. Bent jau pas mums buvo kelis kartus važiavę ir ne vien RRS buvo ir kiti. Ir mes patikėjom iš pradžių, dar ten buvo kokia tai programa, kurią mes įsigijom dar iki RRO. Irgi jie ten žadėjo padaryti bendrą pardavimus, bendras sistemas, bet ir nieko nepadarė, niekas neišėjo. Tai mes kaip ir supratau, kad tai reikės padaryti jau senai, bet su kuo eiti kartu, tai rinkomės ilgesnį laiką. Laukiam, kur kažkas tai parodys rezultatus. Su servisais kalbėjom, ar naudojotės.
Sako, nu taip, sako, vat yra, sako, jau ten galim pasirinkti detalių, ten jau yra nuotraukos. Aš įsivaizduoju, ką tas reiškia sufotografuoti ten 200 000 detalių, kiek tai man kainuos. Ne vieno metų darbas ir didelės investicijos, bet tuo pačiu, kai mes tai pabaigsim, man kiek suprastės sandėlio valdymas. Man kiek atsiras tvarka ir pardavimai, ant kiek išaugs. Kažkur prieš 5 metus, man atrodo. Pradėjo vienas žmogus fotografuoti kažkokią tai lentyną. Tokia buvo pradžia. Iš pradžių kaip ir laukimas buvo ir kaip čia gausis, kiek čia reikės kažką įsigyti technikos, investuoti, kiek čia reikės darbuotojų dabar reikės, kiek kažkaip tai, kad viską tą patalpinti. Tai čia buvo naujiena, mes tai taip nebuvom dirbę ir po truputį įsirengėm, reiškia, vietas, techniką tam naudinga, reiškia, ir po dalį, po kelias, ir tikrai viskas tvarkingiau, greičiau ir žymiai daugiau visus pardavimų išaugo. Nes žmonės turbūt dabar šiais laikais, tai jie nelabai ir bevažiuoja, jie viską internetu perka, tai taip ir čia tas pats. Dabar visam pasaulyje gal padavinėjim dalis ten, kur įmanoma, kur siunčiasi. O žmonių vietoj, kad atvyktų kažką kaip anksčiau, kad dalį ten kažką įsigyti vietoj, tai jau labai mažėja ir tai turbūt darosi nebereikalinga, nes kodai dalių yra, atėjai, paspaudėjai kompiuterį, pasirinkai iš kažkiek ten tų dalių gausybės ir užsakėjai, atvežė po porą dienų ir viskas. Tai reiškia, kaip tvarka yra, tai yra ir greitis, ir dalių pakavimas, ir žinojimas, kur dalis padėta konkrečiai. Tai yra greitis, dalių įkelimai, ir dėl to yra apyvarta kita. Dėl skaitmenizacijos viskas tik supaprastėjo. Aišku, nebereikia ten 10 minučių ieško dalies, žinau, kad ten buvo, bet po to kažkas kitas padėjo ją kitur, ten neberandu, eiktu, ir dabar viskas kaip ir aišku. Nuėjai į sandėlį, ten gali užtrukti 5 minutės, prie tokių metalinių detalių, kaip galiniai tiltai, kurie yra susandėliuoti į vieną krūvą, tai ten reikia pagalbos kartais ir reikia 10-15 minučių, bet detalė ten aišku, kad yra. Nepaimam, atnešam ir viskas ok. Absoliučiai viskas pasikeitė per tuos 5 ar 6 metus jau, kai esame RRR. O čia skaitmenizacija gelbėja tava, kad nebereikia eiti lakstyti ir iš karto gali žmogui paskambinus telefonu, sakykime, atsakyti, ką turi, neturi, defektai, spalvos, dar kažkas. Tik išliko tas pats ardymas, toks pat realiai, bet taip viskas pasikeitė, viską pradėjom fotografuoti realiai. Viską ieškojau taip, nes taip paskambina žmogus, ar tu turi starterį. Dabar žinau, 100 starterį tiep krūvas, ar tu atsimeni. Ir jūs klausite, tu turi ar neturi. Tiesiog aš net einu pažiūrėti. Tas dabar vaikščiojimas būdavo, ateini, žiūri, skambini žmogų. Ai, ne, jau radau, nebereikia. Tai jau čia iš karto, kur su žmogu kalbė, viską gali pasižiūrėti, jam pasakyti. Jeigu jis nori, sakykime, pasižiūrėti kažkokios, ar jam tiks, netiks, tai paprasčiausiai tik linką nusinti internetą ir sakai, jeigu tinka, pirk internetu, jeigu nenori atvažiuoti, čia ne vietinis, sakykime. Daug vietoj parduodam, po to prasidėjo internetinė prekyba, tai vietoj jau krenta prekyba. Vis tiek jau žmonės jau internetu perka, mažai kas važiuoja kur. Per 25 metus tai buvo, iš pradžių nebuvo tos programos, ateidavom lentyną, pasižiūrėdavom, bet tą sistemą, kad mes laikom kiekvieną grupę detalių skirtingoj lentynui, kiekvieną markę skirtingoj lentynui, tai buvo pas mane prieš 25 metus ir yra dabar tas pats. Tas nepasikeitė. Kad tas sistema, ką duoda, tai tas žmogaus faktorius, kad jisai nenuėjo, nepasižiūrėjo, nepaieškojo, netgi kartais neduėjo iki tos lentynos ir pasakė, kad jos nėra, tai čia dabar tą dalyką, kaip sakant, mes išbraukėm, nes yra programa, yra sistema, kad ta detalė yra, ir žmogus nuėjęs į tiksliai tą vietą, ją parneša. Būna aišku, kad ieškom pusdienį. Padėjo nei tą lentyną, ar nei tą aukštą, ar nei tą grupę. Žmonės visur klysta ir ieškom kartais kokios nors ten mažo varžto, pusdienį būna tai, bet jau vis tiek einam prie tos tvarkos, kur jau, jeigu yra programoje, vadinasi, mes ją turim ir atnešti.
Mēs jau tirgu ienācām ar ideju. Vos tik atėję į šį verslą žinojome, kad privalome suskaitmeninti visą savo turimą asortimentą. Taigi visiems būsimiems procesams buvome pasiruošę. Vos detalė atkeliauja pas mus, mes stengiamės sekti jos kelią, tinkamai suskaitmenizuoti. Vėliau, kai gaunam užsakymus, visos dalys lengvai randamos ir galime greitai išsiųsti pirkėjui. Digitāli pārvaldīts un attiecīgi jau arī noliktavā, ka viņi nonāk, tad viņi var atrast un attiecīgi tad arī izsūtīt klientam. Turėjom praktikos, kur dirbom apie 5 metus be nieko. Tai reiškia, įsivaizdavimui, tai būdavo demontuojama, vežama į sandėlį, Petras vežė, jis viską žino sandėlį, kur kas stovi, kuriam aukšte, 5., 4., taip toliau, sudeda dalis ir vėl važiuoja ardyti. Daug dalykų, kurių nebūdavo nei suvedėjų, nei kažkokių fotografuotojų, tas procesas būdavo labai greitas. Mes, kai pradėjom čiupinėti apie 2015, sakykime, tą skaitmenizaciją, bandėm, iš pradžių buvo tai sąlyginai taip baisu, nes sulėtėjo kokius 3-4 kartus viskas. Bet turėjom ir tokią kaip pamoką, nes tas pats, sakykime, sandėlininkas, kuris dirbo, kuris iki skaitmenizacijos žinodavo kiekvieną lokaciją, kiekvieną, kur dalis yra, paėmė vieną dieną ir išėjo. Ir su juo išėjo visas sandėlys ir visa informacija. Ir kaip naujam atėjusiam žinot, kur ten, kaip pavyzdys, ten tas 10 000 dalių, kur ten stovi. O kai yra skaitmenizacija, kaip visi pamatėm tą naudą, tai nesvarbu, kur kas išėjo. Apmokai programą dirbti ir viskas. Yra ta dalis, nėra. Stovi ten. Ir tas detalių randamumas pagerėjo. Tai tas tą atsveria. Visi pardavimai praktiškai būdavo kokie, sakyčiau, 95% keliavo iš vietos. Dabar 95% keliauja internetu. Tai visiškai yra skirtingi dalykai, kas buvo ir kas dabar yra. Seniau kažkokias brangias dalis nufotografuodavai, kažkokį autopliusą dėdavai, autogidą. Bet tik tai pavienės tokias brangias kažkokias, o visą kitą ant skambučio mašiną įdedi automobilį. Ar turi tą dalių? Ne, neturim. Turim, ne, neturim, atvažiavo ten vėl. Toks chaosas. O dabar viskas online, kaip sakyt. Sėdi ar miegi, detalės pasiekiamos visą laiką. Tai aptvarkyta, patenka pas kolegos fotografo. Jisai apsižiūri, kaip šnekėjom viską, jisai ten kad pasivalo, ar kad būtų kodukai ir nufotografuoja, reiškia, ir pasižytim tokias dėžes, į kurias ir dedam tas jau paruoštas dalis. Ir toliau kolegė merginom, kurios gauna tą siuntinuką, kaip sakom, dėžutę tų dalių jau nufotografuotų. Jisai perkelia fotografijas į kompiuterį merginos darbuotojus mūsų ir toliau jau jos deda tos pagal nuotraukas. Taip, yra atskiros dėžės su užrašu, kad tos mašinos dalis. Jis fotografuoja tos mašinos dalis. Tada aišku, apie kokią mašiną mes šnekam ir žino, kad ta mašina, kur yra reklamoje, kur yra prekyboje, tos dalis ir bus dedamos į kompiuterį. Pagal rinkos kainas, pagal kodus, pagal viską, tą kainą parenka, tą dalį rašo, traukia ir viskas. Ir tie metai, žinai, tos kainas jau žinai. Jau ten kažkokias pakelėjas, kažkas tai ten, kaip pavyzdžiui, 20 eurų ar kažkiek, tai ten nereikia, bet būna tos dalys jau ten daugumai ir tokių vienetinių gal, kaip išskirtinesnių, kurias jau nebeatsimeni, reikia pažiūrėti jas, įsivedti ten tą koduką, matai tenais, tai prekyboje kokios tos kainos yra 90%, tai o ko matai tas dalis ir tas kainas, tai tikrai nereikia, nes kažkur tai čia tik išskirtinės dalis turbūt. Pas mus tai yra suvedimo skyrius, kuris atvažiuoja, atsiveža tą, sakykime, dėžę sukrautų detalių. Ant tos dėžės yra identifikacija, kurio tai konkrečio automobilio. Jie pasima kiekvieną detalę, deda ant stalo, suveda partnumerius, apfotografuoja, aišku, prieš tai nuvalo. Ir suveda į sistemą ir nuneša į sandėlį, padeda. Tai vat jo darbas va ten ir baigėsi. O jau toliau kitas, vat sakykime,
kaip mes vadinam RRR skyrius, internetinė, nes ne tik tai RRR'as, bet daugiau jis ten platformų deda. Tai va tada jau užsiima su tom, kur suvestom detalėm. Tai tada ir papuola jau į visur tą detalį. Anksčiau būdavo taip, kad nueini į lentyną, pasiimi detalę, nuo to ir to automobilio jį susikūręs ir fotografuoji ir nešidėti lentyną. Šiuo atveju automobilį paimi, išardai, visas dalis į fotografavimą, sufotografuojam, nešame lentyną, sandėliuojam, laukiam klientų. Detalės, kurios yra nebijančios kažkokių tai susibraižymų, smūgių, taip, dedamos į dėžę, kraunamos į karutį kažkokį, atgabenamas į fotografavimo patalpą, kurioje tiesiog viskas paruošta dėl fotografavimo, su visais spausdintuvais, su planšetėm, su telefonais ir toj vietoj, sakykime, fotografuojasi ir pakuojasi. Mūsų viena no galvenajām filozofijām ir... Vienas iš pagrindinių mūsų tikslų – kokybė. Ja bandome išlaikyti visur. Norint dirbti su dideliais autodalių kiekiais, skaitmenizavimas yra būtinas. Kaip pardavėjas privalai žinoti, kur tiksliai randasi tavo dalis ir kaip prireikus jas greitai rasti. Pati skaitmenizacija prasideda nuo tada, kai dalis atsiduria fotografavimo studijoje. Būtent ten yra apdirbama ir įvedama į sistemą. Kaip jau minėjau, tada dalis yra patalpinama į sandėliavimo sistemą, ten užregistruojama. Viskas vyksta vienoje vietoje. Viskas prasideda nuo studijos, o vėliau jau daug kitų veiksmų, iki kol pasiekia klientą. Turime įvairių dalių. Vienas apdirbti paprasčiau, kitas sudėtingiau. Bet jei kalbant apie procesų svarbą, manau, tas pirmas žingsnis yra vienas svarbiausių. Vēl teiksim, stāv un gaida šo te apstrādi. Bet, kā jau teicu, pats galvenais digitalizācijas process nonāk tieši tad, kad viņi tiek nocelti no studijas galda. Kai išardo, tada pasiema fotografuotojas. Fotografuotojas suvedęs tą detalę, jau sistema jai pasiūlo, kur ta detalė turėtų gulėti. Į kokią saugyklą jinai turėtų pasidėti. Pradžioj prieš 4 metus tai dar neturėjo saugyklų. Mes sukūrinėjom saugyklas. Ten buvo dar labai darbas didelis, kol mes ją sukūrėm, kol mes padarėm. Tai dabar jau turi ten 90% sandėlio, turi saugyklas. Ir kai tik tai fotografuotojas suveda detalę, jau jam parodo, kad ir jai reikia padėti tą saugyklą. O prieš tai dar to nebūdavo. Tai būdavo klaidos. Nusiunčia ne ten tą detalę. Paskui reikia pakeisti saugyklas. Ten nesideda, ne tą sandėlį išvažiavo visai. Dabar gerai, kad yra padarę jau tos naują tą funkciją, kad pavienis detalės galima kelti, ten, sakykime, realiai jų kodas pats nuskaitom, nurašinėja, nebereikia pačiam rašinėti, šiaip jau sutaupo laiko. Padė detalę, nufotografuoja detalės kodą, jeigu yra, automatiškai jis nuskanuoja kodą ir tau nurašo, nebereikia rankiniu būdu viską surašinėti ir jis priskiria jau kategoriją. Ir paprasčiausiai dar padarai keletą nuotraukų ir paspaudė ir net lapukas viskas iš printerio išlenda automatiškai viskas. Seniau viską būdavo jau rankinį būdą reikėdavo daryti. Ir sakykime, ten visokie valdymo blokai elektronikos, kur yra pasimė blokelį, tai nežinai pagal koks ten yra, sakykime, ten koks variklio blokas, vėl kokie visi blokai, nežinai koks. Čia nuskanavo tau kodą, nebereikia ieškoti. Nes seniau tai reikėdavo, vienas būdavo atsisėdoje, jis visus blokus susiguglėje, kur susižiūri, kokie yra blokai, susirašo ir tada deda ir ieško kategoriją ir fotografuoja, kiek laiko užimdavo. Sutaupo dvigubai, man atrodo. Turim tokius stalus, pasidarė vieną tokia mažesniam, smulkiom detalėm, sakykime, kitas didesnėm detalėm jau. Aišku, didelis, kokiais ten būris kaputai, ten vis tiek jau tiesiog prie sienos dėdė fotografuoja, ant stendo nekeliu. 7. Čia kalba eina su suvedėjais ir su interneto tuo skyriumi su tai 7 darbuotojai. O tos pajėgumus po truputį bandom didinti, bet taip atsargiai, nes turi būti viskas subalansuota. Be ardymo 3 žmonės, o taip transportuoti. Ardymas yra pakavimas, tai bendras yra 9 žmonės. Tai viskas sufotografuoja ir sukelia tas pats žmogus, sakykime, nėra taip, kad būtent vienas žmogus fotografuoja ir meta tu sandėlio. Ne, žmogus paėmė detalę, nufotografavo, sudėjo taip pat į dėžę, nunešė, transportavo visą automobilį į vieną vietą ir tiek. 6. Čia. Kažkokias tai dalis, sakykime, kurios atkeliauja iš ardymo nepilnai išardytos,
kaip iš apšifkės durų rankeną, sakykime, neišimtai ir matom, kad detalė yra paklausi. Tokiu atveju pasiėmė raktų, išėmė greitai ir fotografuoja. Variklio jau atvežto į fotografavimą nieks nebedraskys. Nebent pasimato kažkokia nenuimta detalė, kuri smulkmena, sakykime, kuri kainuoja pinigų. Pēc pieredzes mūsu... Mes nuolat bandome ir testuojame, ieškome geriausio modelio. Turbūt geriausias modelis, kai turi vieną žmogų vienoje srityje. Tarkim, vienas plauna, kitas fotografuoja, trečias detalės perduoda darbuotojų sandėlyje. Bet aišku, tai priklauso nuo įmonės dydžio. Jei įmonė labai didelė, tai kiekvienoje pozicijoje bus atitinkamai daugiau žmonių. Tai jei konkrečiai atsakant į klausimą, mes kol kas ir veikiame taip, kad turime 3 skyrius ir kiekvienas jų po atsakingą žmogų. Un attiecīgi katrā cilvēkā katrs atbild tieši par to pasākumu, ko viņš tur realizē. 5. Sudėti ant padėklo ir nuvežti iki sandėlio. Kai tik tai papuola iki sandėlio durų, nuo sandėlio eina sandėlininkai. Bet sandėlininkai ir anksčiau buvo reikalingi, tai tas nepakeitė. Pakeitė tik tai fotografuotojai atsirado. Nu, materialiai pas mus nėra taip, kad grinai vienas už tą atsakingas, kitas už tą. Šiaip vienas labiau ten, sakykime, jis dažniausiai fotografuoja, bet būna jis nebespėja, tai ne kiti fotografuoti padeda jam. Pradžiai buvo problemų, sakykime, su sandėliavimu. Ir dabar jų yra, bet nebe tokias didelės, kokios buvo anksčiau. Reik spausdintuvą, reik kažkokios tai planšetės, reik dar kažko, tai tiesiog paprastos eilinės problemos, kurios išsisprendžia. Ta sistema bendrai suvaldyti, kaip pas man buvo sandėlių irgi ten ne 1000 kvadratų ir kai reikėjo fotografuoti ir nebuvo saugyklų, o mūsų tikslas buvo idealus sandėlis, kad kiekviena detalė turėtų savo tikslę vietą, o ne abstrakčiai sandėlis A, o sandėlį, eilę, lentyną, aukštį ir vietą. Tai va, čia buvo, tas pradžia buvo labai sunki. Tai dabar jinai yra jau mums labai paprasta. Jeigu kai nors detalė neturi tikslios vietos, tai man yra tragedija. Anksčiau neturėjo visos detalės tikslios vietos. Anksčiau pardavėjas turėjo ruošti pardavėją, kad dirbti laužinę, kuriam nebuvo saugyklų, nebuvo vietos, reikėjo ruošti 2 metus, kai jis galėtų dirbti laisvai mūsų įmonėj. Tai dabar galim pasakyti, kad galėtume iš Maksimos kasininkė atėjus, jau kuriai būtų parodyta, kurioje vietoje, kur ta detalė randasi, nueitų jisai ir paimtų tą detalę. Tai dabar kaip tik supaprastėjo. Nes dabar jau tas pats laukas padaręs ant tiek, kad nufotografuoja numerį, pagal numerį jau nustato, kas per detalę yra ir duoda jai pavadinimą. Priskiria jau pavadinimą. Jeigu, kad ir aš ten ne viską suprantu, paėmęs kokią nors ten elektrinę detalę, ką jinai daro ir ką jinai veikia, tai nufotografavus numerį, jinai jau parodo, kas yra per detalę. Labai retai, kurios neparodo, kas per daiktas yra. Pats izaicinošākais šajā sfērā. Šioje srityje man sunkiausia rasti gerų padėjėjų. Ne todėl, kad rinkoje nėra atsakingų žmonių, bet dėl to, kad pats sektorius palyginti naujas. Dėl to atsiranda poreikis keistoms pareigybėms, kokių gal anksčiau nebūdavo. Na, kad ir tas pats fotografas, dirbantis tik su auto detalėmis. Patyrusių fotografų aš pažįstu. Žmonių ilgą laiką dirbančių su auto dalimis taip pat. Bet auto dalių fotografas yra kažkas naujo. Taigi, norint perprasti daug, ką tenka daryti pačiam. Mokytis įvairių darbų, kad vėliau galėčiau apmokyti būsimus darbuotojus. Jiems dažnai tenka priminti, kad ir paprastą dalyką, jo kiekviena detalė skiriasi. Tarkim, darbas su priekiniais žibintais. Norėdamas tinkamai nufotografuoti, turi pagauti reikiamus atspindžius, kad iš nuotraukos būtų įmanoma įžiūrėti, ar yra ar nėra įbrėžimų. Kitos dalis, vėl kiti niuansai ir papildomas darbas prie jų. Fotografuojantis žmogus turi daug išmokti ir su laiku prikaupti žinių. Nesvarbu, kad dalių fotografas apie pačius automobilius supranta gal kiek mažiau, jis visada mokosi. Anksčiau ar vėliau pradeda suprasti, kaip svarbu tikslus ir gražus detalės patikimas. Pradeda žaisti su šviesa, turima įranga, pradeda suprasti, kokiais kampais viską perteikti. Tarkim, paimkim kokį siurblį. Jis eina su įvairiais vamzdeliais. Va, iškart ir iššūkis. Kaip tinkamai parodyti viską. Taigi, tai visiškai nauja specialybė ir žmonėms, kurie pradeda joje dirbti. Tai nėra tiesiog darbas standartinėje fotostudijoje. Manau, kad tai ženkliai sudėtingiau. Bet aišku, viskas išmokstama.
Ir su laiku darbas tik paprastėja. Mērījumiem, jā, un krāsas biezumu un tā tālāk. Līdz ar to tas ir kaut kas pilnīgi jauns, un cilvēki, kuri nākuši šo te pozīciju, jā, tad tas nav vienkārši tāds parasts studijas darbs, bet tas ir diezgan tā izveicinoši. Bet tad, kad to iemācās, tad, protams, ir daudz vieglāk. Ne iš kažkur tai, žiūrint kažkur tai, bet grinai ant praktikos reiškia, kas kaip darom, kas kaip stebim, kaip mums sekasi, kaip tie pardavimai, kaip kas ir vietoj, taip ir po truputį ir žiūrim. Tikrai nėra, kad kažkoks tai ten kosminis čia mokslas, žinai, tenais, kad ten kažkokių specialių mokymų, kažkokių tenais kompiuterinių ten žinių ar raštingumą, tai ne, viskas normaliai yra. Jeigu reikėtų ten kas pusmetį, reiškia, išmokti tam žmogui, tai tokiam miestelyje ir taip visi miestus išvyksta to, tai čia rasti žmogų, tai būtų labai sunku. Tai aš galvoju, kad čia yra ta mūsų gal stiprioji dalis vieta, kad labai kaita yra minimali. Labai sunku tą visą mechanizmą sustyguoti. Nes būna, užtrunka kažkas su ardymu, tai natūralu, tai atostogos, tai suserga darbuotojai, tai čia šlubuoja, tada suvedėjam trūksta dalių. Jeigu šitiem trūksta dalių, įdėjimo skyriui trūksta dalių, tada jie kitus darbus jau, tada ten senas detalės atnaujina ir taip toliau. Kartais viduriniai suvedėjai stringa, tai nes kadangi priardo, visas tas procesas turi būti toks labai sunkiai balansuojamas, nes tai čia užtruko, tai čia, bet bandom tą dalyką daryti. Buvo sunkiausia priprasti prie to lėtumo visko, prie to, tas seniau tai ką, porą, sakykime, diena, dvi demontavai automobilį, padėjai sandėlį viskas. Toliau vėl, tas visas sulėtėjo ir taip stebi iš šono, taip sakau, kokie, nežinau, ten 3 kartai lėčiau viskas vyksta. Tos dalys vis daugėja, tai didėja ir patalpos reiškia, automatiškai visko neperkraustysi, tai yra išgilt, kaip sakau, žmogus pakuoja, kolega, tai jisai kiekvieną dieną sandėlyje būna, tai jau kad ten kokią dalį rasta, kokią dėžę, viskas yra sunumeruota, žinai, gal tas eiliškumas ir baigėsi kažkur tenais vienoje vietoje ir prasidės gal neloginių skaičiavimų ar kažkur tai kitoje vietoje, bet žmogus irgi viską žino, kas kur automatiškai darbo veiklos metu mes ir tobulinamės. Aišku, dar gal kažko išlys kažkas, tai ten reikės vėl kažką pakeisti, bet čia eigoje visoje išsprendžiam tą reikalą ir tikrai. Pačioj pradžioj pridėjom tų tokių detalių, kur tą juokėmis pats, kad ten jau realiai nieks nepirks, tai eina per sandėlį po tą tvarką ir daug ko vėl met laukant trenį visko. Nes tą pat pradžią ir buvo, net nežinojo, ko gal pirks, vėl kažkas ten tą pamatė, kad realiai kitas detalis nuperka ir vietoj, tau nėra gyvenim, ne žmogus paskaminis ar klausės tokias detalės, žiūri, kai išeintus detalės internete iškeliauja ir, sakykime, mes gal seniau tuos dalykus išmesdavom, realiai, sakykime, tai nereikalingus metam lauk, po tą žiūrėm, kad ten perka ir geras pinigus, bet vietoj nieks nėra klausė tų detalių, sakykime, tokių taudė, galvoja nereikalingos tikų, meti laukan ir viskas. Pavyzdžiui, lentyna tokia, kurioje yra sudėtos visos vienodos detalės. Ir nuėjęs, jeigu jos neišeilės sukabintos, tai problema yra tame, kad tu negali jos atrasti greitai, lengvai, o reikia ilgai ieškoti ir nuobodžiai ir sudėtinga. Geriausiai, mano manimu, yra sudėti visą automobilį, visas atskiras dalis, ta prasme, kurios nesibraižo į vieną vietą dedam, kurios ten braižosi, sakykime, kaip sparnai, tai jas automatiškai išnešam kitur. Po to, aišku, tų ratų dar kažko tai tą pačią lentyną ten įstatyti kaip ir neįmanoma, bet tokias didelės prekės jas šiaip lengvai atsiranda nuėjus į bendrą lentyną, kur vien tik ratai. Automobiliui yra priskirta, sakykime, 3-4 vietos. Tiesiog, šito stalo, nežinau, ar matot ar nematot, bet tokia dydžio, sakykime, lentyna, tokia aukščio, tokia gylio ir tiesiog tos detalės sudedamos ir nuėjęs lengvai matai tą detalę, kurios būtent reikia čia ir dabar. Nuėjęs taip, iš vienos vietos taip per mėtai viską
vieną pusę, tada nerandai, vėl permeti atgal ir gaunas ten blogai. Nes jeigu detalę reikia judinti pastoviai neįjus į lentyną, tai jinai automatiškai gadinas. Bet jeigu tu ją padėjai ir jinai turi savo vietą kažkokią, tai ir nereikia ten daug kilnoti, daug kažko daryti, tai viskas ok. Buvo irgi tokių iš anksčiau, tokių kaip sakykime klaidų, bet nežinau, čia mūsų kaltė. Suvesdavo detalės, kaip pavyzdys, nėra pavadinimo kažkoks, kaip kažkokie valdymo bloko. Įveda kaip kiti valdymo blokai. O paskui ką reiškia kiti valdymo blokai, tu jo niekad nerasi. Nebent pagal detalės numerį tu jį surasi. 5000 dalių kiti blokai valdymo. Ir ten nieko neberasi tarp tų blokų, nes jis neturi pavadinimų. Nes mums irgi buvo viskas nauja, visas procedūras, visas tas turėjom, kaip pasakyti, patys išmoktą dalyką. Nelabai kažko pasitarsi, nes nedaug kas ir ten turėjo iš ko pasitart. Pasidarėm lokacijas didžiulės. Ateini toj lokacijoje, žinai, kad va čia toj dėžėje stovi, bet ten 1000 detalių. Ir kaip išėjo kažkoks sandėlininkas ieško, taip negrįžta. Tai paskui vėl viską perelokavo į mažesnės lokacijėlės, sublokacijas tas vadinamas. Ir tas kiekvienas toks buvo ten tų iššūkių pilna, vieną paskui kitą. Kas galvoja, kad čia paimt, sakykime, demontuoti, suvesti, įdėti, čia labai lengva ir paprasta, tikrai taip nėra. Pirmą reikėtų kaip ir sandėlius susitvarkyti, paskui kelti tas detalės, ardomas detalės, naujas detalės. Bet padaryti vien sandėlius, sudėtinga buvo ir taip. Visai galvojau ir nežinau, ir šiuo momentu nežinau, kaip grįžus atgal į nulinį tašką, vėlgi nuo ko reikėtų pradėti. Man atrodo, kad mes ėjom ir naujas detalės kėlėm, ir sandėlius tvarkėmės, ir palaipsniui per kokius 5 metus mes baigiam jau išeiti tą tiesią finišą. Tai saugyklą sukūrė, padarė lentyną, sudėjai detalės, žiūri, kad po pusę metų jos nebetelpo. Vadinas, nepaskaičiavom, neprimetėm, kad čia tų detalių bus tiek ir kad jų reikia daugiau. Kai mes pardavinėdavom be skaitmeninio, tos, kaip sakant, be skaitmenizacijos detalės, mes parduodavom tas pagrindinės, tokias kaip agregatus, galim sakyti. Dabar parsiduoda tokios smulkmenos, kurias anksčiau mes išmesdavom. Bet toms smulkmenoms reikia vietos labai daug. Ir ne taip, kad sumesti krūvą, bet vis dėlto, kad atėjus pardavimui, kad mes ją turim surasti. Es ieteiktu partneriam... Mano rekomendacija būtų išsirinkite, į ką koncentruositės. Vieniems galbūt svarbu įkeliamų dalių skaičius, kitiems išsiuntimo greitis. Tretiems gražios ir labai geros kokybės nuotraukos. Tarkim taip. Aišku, visi šie veiksniai yra svarbus. Tačiau reikia atrasti vieną, kuriam skirsite daugiausiai jėgų. Nes bandant apriepti viską, tiesiog išsiblaškysi ir nei viena vieta nebus iki galo gera. Turbūt didžiausia mūsų klaida ir buvo, kad iš pradžių bandėme visur būti geriausi. Dirbome su įvairiomis detalėmis. Bet tarkim, sukurti studiją, kurioje galėtum nufotografuoti ir didelę dalį, tarkim variklio gaubtą, ir mažas, yra sudėtinga. Todėl verta susikoncentruoti, suprasti, kokia tiksliai yra jūsų niša, kur jaučiatės patogiausiai. Taip klientas gaus didžiausią vertę. Jis tiesiog žinos, ko iš jūsų tikėtis, kokią kokybę garantuosite ir panašiai. Taip pat, jei susitelksite į vieną dalyką, įgausite tame daugiau patirties. O kai jau ši dalis bus ištobulinta, galima nesunkiai pereiti prie kitos dalies tobulinimo ir fokusuotis ten. Bet viskas turi vykti palaipsniui. Kad jau tu esi izaudzis, tu vari pāriet atkal uz kaut kādu vēl nākamo lietu, ja? Bet tam visam jānotiek ir laiku. To nevar visu sākt tā vienkārši uzreiz. Pats galvenais padoms ir veikt ļoti stingru noliktavas kustības uzskaiti, pārbaudīt, ka tā detaļa, kas ir novietota, viņa tiešām tur arī eksistē, tāpēc, ka viss nepatīkamākā pieredze, protams, ir tajos brīžos, kad pienāk pasūtījums un detaļa neatrodas tajā vietā, kur viņai vajadzētu atrasties. Reikėtų pradėti nuo sandėlio tvarkos, ta prasme, kad susigalvoti, kokia tvarka, kokie ženklinimai būtų. Tada bus paprasčiau dėti dalis ir, nežinau, sakau, visą automobilį žerti ir į tą pačią krūvą, į tą pačią vieną lentyną, ta prasme, sudėti.
kad viską žinotum, kas yra, ko nėra, kas parsidavė, kas neparsidavė. Ir... Tai čia gal daugiau darbuotojų motyvacija, nes seniau gaudavo darbo užmokestį pagal valandinį. Nu, tai prastai tikrai suvedinėdavo dalis, nebūdavo jokios motyvacijos. Įrodinėdavo, kad 30-35 detalės jau čia jau dugnas, jau daugiausia ką gali suvesti ir čia nebeįmanoma. Ir vienas, ir kitas, ir trečias, ir visi nepatenkinti. Kai pradėjo darbo užmokestį gauti už suvestas detalės, tai buvo ir 60, ir 70, ir 90 įmanoma įvesti. Nes, buvo motyvacija, dėl ko dirbti. Tai, ta vieta, kur, sakykime, su suvedėjais mes trikdavom, iš tikrųjų buvo labai daug su suvedimo skyrium problemų, nesespėdavo jie paprasčiausiai. Ten dirbdavo 3-4, dabar 2 merginos žymiai daugiau suveda negu 4 ten sugebėdavo suvesti. Sueinam, pasitarėm, nusprendžiam gal taip ir mėginam daryti. O tokių gudrumų kažkokių specifinių, kad ten būtų jau labai gudriai, kad čia jau taip darysim, daugiau patalpinsim, parduosim viską, tokių stebuklų nėra. Nes nieks tenais tokios nerašo, kaip ją dalį geriau parduoti, nieks nesigiria, nieks nepasakoja, tai viską darom patys. Nebent nuvažiuojame į Vilnių, pasišnekam.